didelį darbą. Gražinu ir šį gintarą. Jis mus globoja. Šiandieną jinai tenai sugrįžo. Ačiū Jums. Arba mintyse turėjau Kelionė buvo labai sunki ir kartais labai pavojinga. Dėkuoju Dievams, kad visi esam sveiki po tokios kelionės. Gyvi ir grįžim namo. Galėjo būti ir kitaip. Ačiū, kad žygis baigėsi. Aš siūlau priimti Jums tai kaip gyvenimo mokyklą. Ir kadangi tie mokslai užsibaigė, manau, kad prie gerųjų Jūsų palinkėjimų galiu prisidėti. Ir ta juosta skiriama tik tai jų asmenį, bet visai Jūsų komandai. Mes jodami apie Lietuvą gavome daug dovanų, daug knygų, daug suvenyrų. Tai aš manau, kad ši juosta bus kartu su tomis knygomis, su suvenyrais ir kur tie viskas bus padėta, tai bus ir ta juosta. Operatoriui nežinam dėl. Juosta. Gerai, čia kaip turi būti. Kaip išlygūs. Juosta kart nori. Ačiū už vėliavą pasiimti. Šabos, užtikrinimą. Apaštalas. Čia bitingai. Čia atminti. Jos kitą jos palę. Aušrinė. Mergina mačiau, ir tik po vietą. Sekantį kartą kaip sugrįžti. Ačiū Jums labai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O kur 7? Ačiū. Ačiū tau labai. Ačiū Jums. Mes pamatydavom, kad Česlovo barzda kyšo. Viskas tvarkoja. Ačiū. Reiškia, karvėms netiduotos. Razbainikai tiem užpuolė, supranti. Lengvai susikai. Pinigų neturi. Jo. Ačiū Jums visiems.
Ačiū už didelį darbą. Ačiū. Aš noriu padėkoti regioninių atstovams, va, gerbiamai Sigitai Dacienė, kuri Žemaitijos atstovė. Paplojam jai. Jinai išlydėjo ir sutinka kartu. Gal yra žemaičių, Ačiū. ar dar liko žemaičių, kad per pusę, kuris liko žemaitis? Jeigu negaila, galima gal ir man gauti. Nors ne žemaitė, su žemaitė gyvenu, bet ačiū labai. Tai jau žemaitėjo. Reikia 2 duoti. Man tada 2 reikia. Taigi Taip pat nekenksmingos noriu sąlygos. padėkoti Kauno veterinarijos akademija, dabar tai vadinasi truputį kitaip. Tai yra mūsų globėjai. Jie visą kelią mus ir va, išvažiuojant ir kiekvieną sekmadienį ir šiandien ėmė žirgelių kraują, tikrino ir viskas gerai, davė patarimus ir buvo globėjai, kad žirgam viskas būtų tvarkoj. Tai 3 kartus pasakom. Ačiū! 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 Ir jos vadovas, kur mus visur globoja, tai buvo pirmam žygyje ir dabar tai Audrius Kučinskas. Ačiū jam. Ačiū. Taip pat norime padėkoti. Paukojo grinų pinigų truputį. Taip pat paukojo, nepaukojo, o paskolino žirgą Krūtas. Tai buvo didžiausia parama, nes žirgą gauti, kad duotų žygiui, ne kiekvienas gali. Tai reiškia šis žmogus labai vertina mūsų žygį, kad davė žirgą. Kiti sakė, pypkės, žirgo, o jis ne. Jis sakė, duosi žirgą. Davė žygiui į Krokuvą, kai jojame iš Vilniaus į Krokuvą. Ir dabar, kai jojame apie Lietuvą, jis davė žirgą Vingis. Jis taip pat pasielgė draugiškai ir nesavanaudiškai, kaip ir mūsų kolega Marijus. Ačiū! Noriu padėkoti Uždarai akciniai bendrovei Jozika, kuri turi tinklą Lietuvoje, prekiauja naftos degalais. Čia turbūt atstovo nėra, bet noriu padėkoti. Jis mus jaučia turbūt, mūsų nuoširdų ačiū. Skyrė taip pat grinų pinigų mum, kad transportuoti žirgus, čia atvežti ir parvežti. Tai pasakome 3 kartus garsiai. Ačiū! 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 Taip pat yra eilė žmonių, kur mum padėjo. Kada jojame apie Lietuvą, dovanojo mums sūrius. Daug sūrių suvalgėm. Dovanojo medų. Nežinau, kiek kibirų suvalgė medaus. Cukraus nenaudojom, medų šaukštais kabinom. Dovanojo daug lašinių. Jeigu ten sudėjus, nežinau, kiek kiaulių būtų. Daug duonos, naminės, pyragų. O kada atjojome į mažąją Lietuvą, mums dovanojo daug pinigų. Surinko, čia paukojo net 220 eurų. Tai mums labai vėl prisidėjo pervežant žirgus. Mes galvojame ant galo. Viską turime. Balnus susipirkome patys. Įrangą nupirko Žemaituko augintojų bendryje. Bet dar trūko pinigų šiems švarkam, kuriuos pasisiuvome patys, užmokėti siuvėjai. Trūko pinigų maistui ir degalam. Tai, kaip matote, maistas mums nekainavo, degalai taip pat nekainavo. Tai noriu visiems Lietuvos žmonėm, kurie priėmė nakvynę, kurie suteikė, kur pririšti žirgus,
atveždavo avižų, sakom, reikia porą kibirų avižų, atveža 3 maišus. Sakom, atleiskit, negalim mes tiek paimti. Nes žirgeliai veža patys. Į kalną kylant tekdavo išlipti, kad žirgeliam būtų lengviau. Tai paimdavom tik tam vakarui rytui, nes žinojom, kad sekančią dieną mumis bus pasirūpinta. Ir tai buvo. Tai pasakome dabar labai garsiai, visi, visai Lietuvai, visiems žmonėm, 3 kartus, garsiai. Ačiū! 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 Ir dar, va, Ačiū. Kad atsimintumai, kad joji. gal buvo kas ne taip, žygis tas ir yra, kad sunkus, nuomonės nesutampa, bet mes atėjome, čia atėjome. Atjojome, atžygiavome. Taip, aš atvažiavau, jie atjojo. Čia noriu pridurti, gal ne visi žinote, kad ant atvirutės yra antspaudas, kuriame parašyta 1935 metais Lietuvą apjojo Vaclovas Malys, dzūkas Vaclovas Malys, su Trakėnų veislės kumele Luokė. Jis apjojo 1501 kilometrą. Čia toliau ant antspaudo parašyta, kad 1975 metais profesorius Petras Vasinauskas 2 kartus apvažiavo Aukštaitiją su brikele ir įveikė tą patį atstumą. Lygiai po 40 metų nuo ano žygio. Ir grįžęs įkūrė Anykščiuose Arklio muziejų. Ir po 80 metų nuo tada ir 40 metų nuo tada, tai yra 2015 metais, tai yra dabar, mes ir apjojome kaip Vaclovas Malys, ir apvažiavome kaip Petras Vasinauskas, ir įveikėme virš 1700 kilometrų. Ir Lietuva galbūt dar bus didesnė. Ir čia bus įrašyta data. Taip tampa tradicija. Tai va noriu padėkoti. Ačiū, Vaidai. Ačiū už žygį. Ačiū tau. Ačiū. Nu tai, kaip dabar? Ačiū. Ačiū tau, Severija. Kitas dalinsime ir visiems duosime atminčiai šiuos atvirlaiškius. Visiems rėmėjams, visiems. Laikas atėjo turbūt padėkoti žirgams. Ir šuneliui. Pirmoji eilė žirgams, Žirgam, taip. kurie jūs nešė, jūs norom, nenorom, savo norų, nenorom. O žirgelis negalėjo pasakyti, nes mačiau, prie kiekvieno bate buvo stekiukas. Neklausysi, biski pamuši, botagėlis kabėjo visą laiką. Tai pirmoji dabar, paskutinė eilė, einam padėkoti žirgiukams. Jų irgi laukia dovanos, ir avižos, ir juostos gražios. Gal dar gražesnis, bet ne tau. Nu, bet... Nu, čia virgutė gražiai. Būtų. Daug neduokit. Maitinimą derinkit su Vaidotu. Jo, daug ne. Negalima. Sako Vaidai, o tik po to, kai ėjome prie materialaus